Sveiki, tamstos, turim kelias siuntas iš Kinijos šiandien. Tokios porą nedidelių labai. Taip, turim kažkokius dangtukus ir dangtukai čia turbūt bus action kamerai. O čia bus turbūt filtras kažkoks tai. Jo, kažkokį ten pasižiūrėjau, kad yra filtrai, tipo, kad saulės spindžiai nesimatytų. Čia mano Xiaomi į antrai kamerai. Nu, nežinau, ar čia šitas veiksmingas daiktas ar nebus. Tiesą sakant, nusipirkau daugiau, kad nuo subraižymo apsaugotų. Nu, bet anyway, kaip sakant, gavai už vieną kainą 2 dangtukus. Tai yra gerai. Taip, dar viena labai kuda siuntelė. Dar vienas dangtukas. Nu, prisisiunčiu, nes pastovė šios pametų. Tai dabar jau bus už tai, kaip sakant, pilna visur. Ant kiekvieno kampo. Nu va, super. Taip, einam prie didesnės siuntos. Ką mes čia turim, ogi turim kelnes atkeliavo mano, va, kinietiškos kelnes. Tipo yra padaryta iš lino. Nu, dėl customer, nieko įdomaus. Tam rūžavo maišelį nelabai kokiam. Taip. Atrodo. Nu, medžiaga tai labai faina, linas, viskas okei. Taip. Aš tik tai buvau vienas per trumpas nusipirkęs ir kažkodėl man atrodo šitas irgi, kad bus per trumpas. Na gerai, pasimatosim, pasižiūrėsim. Ta prasme, kad tipo ale bridžai. Ir kaip ir siliukas buvo, ai va, toksai va raištelis ale užsideda. Tipo vietoj diržo. Nu, nelabai atrodo tas raištelis. Anyway, kainuoja apie $10, tai Lietuvoje turbūt lininių kelnių už $10 nelabai ką nusipirksi. Nu, tokios, kaip sakant, tikėjusi biškių kitokių. Iš tikrųjų, kitokias anksčiau buvau pirkęs ir man labiau patiko. Jos tokios buvo kaip truputį su elastanu, čia guma buvo, tokios kaip treningas lininis gavosi. Atrodo, kad su lininiam kelniam, o iš tikrųjų jautiesi kaip su treningu. Nu, bet anyway, pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. Tai va, ko čia negalima daryti. Tik tai sausai valyti, rankom plaut. Vėl nežinau. Gerai. Ir dar vieną dalyką noriu parodyti. Madoj dabar labai, tai galvoju reikia parodyti, nes jau išpakavau biškį anksčiau. Tai yra spinneris, bet ne šiaip sau koks spinneris. Viskas kaip ir veikia, kaip priklauso, bet įjungus pradeda šviesti. Ir kaip girdėjot, leidžia garsus. Ogi ne šiaip sau. Įsivaizduojat, šita nesąmonė dar prisijungia su Bluetoothu prie telefono ir dar galima leisti muziką. Unbelievable. Ant tokio spinnerio kažkokio sugalvoja dar įkišti. Aišku, kokybė garso, nu, baisi, taip švelniai pasakius. Bet anyway, suki, šviečia šitos spalvos ir dar muziką klausai. Nu, vapšė. Per Bluetoothą. Ir šitas kainavo €2,60 ar €2,70. Kaip galima Bluetooth adapterį, bateriją, garsiakalbis, lemputės ledo. Viskas sukiš $2,70 ir dar susiuntimo. Nu, tai čia iš viskas maras. Šitas atėjo daiktas, aišku, iš Garbėsto, visi kiti iš AliExpreso. Tai va, nu, nežinau. Aišku, muzika, sakiau, baisus. Kokybė. Bet groja. Unbelievable. Tai va, o kraunasi su micro USB. Va toksai daikčiukas. Tai ką, tokie daiktai pas mus šiandien. Linkai, kai visą laiką į daiktus bus apačioje, description'e. Jeigu kyla klausimų, rašykit į komentarus. Pasistengsiu atsakyti. Ir ką, iki greito.